Lalės ir Lietuvos labui. Kalbės mūsų rajono svečias, nors nenoriu prisipažinti svečiu, visiems mums pažįstama gerbiama Zita Šličytė, Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos deputatė. Vakar išrinkta Tauragiškių. Brangus šilališkiai, gerbiami Lietuvos Respublikos piliečiai. Tarybų sąjungos prezidentas Michailas Gorbačiovas kreipėsi į Lietuvos liaudį. Ir šito kreipimosi tekstas sukelia ir nerimą, ir viltį. Nerimą todėl, kad tarp kai kurių jų eilučių galima įskaityti grasinimą, nepasitenkinimą mūsų teisėtais siekiais, o viltį, kad vis dėlto Michailas Gorbačiovas primena ir ieško bendrų mūsų gyvenimo momentų, gerų gyvenimo momentų, kad vis dėlto jis duoda viltį, jog atsižvelgs į mus ir tarsis su mūsų tauta. Ratifikavusi 1948 metų visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, tačiau daugelį kitų tarptautinių aktų ji pripažįsta tos pagrindinius principus ir visų pagrindų pagrindą prigimtinę teisę, kad žmogus kiekvienas gimsta laisvas, kad jis nuo prigimties yra laisvas. Ir antras klausimas, kurį mes turėtume Lietuvos žmonės pateikti gerbiamam Tarybų sąjungos prezidentui, tai yra, ar jis pripažįsta tautų apsisprendimo teisę, apie kurią jis kalbėjo užsienio valstybėse, suvienytų nacijos organizacijoje ir už jo išsakytos idėjas pasaulio valstybės džiaugiasi permainomis Tarybų sąjungoje. Tačiau ar tai yra tik tai žodžiai, ar tai tikrovė, parodys Lietuvos pavyzdys. Kiekvienai tautai priklauso aukščiausia teisių visuma, o tame skaičiuje ir teisė turėti savo valstybę. Ir negali būti atimta jokios didesnės tautos. Todėl, kad tauta, kiekviena tauta didelė, ne savo skaičiumi, o savo dvasia, ir kad kiekvienos tautos teisė yra apsispręsti, kaip ji pati, niekieno nediktuojama, o savo pasirinkimu nori gyventi ir tvarkytis. Taigi, tautų apsisprendimo teisė, laisvo pasirinkimo. Ir apie mūsų padėtį šiandieną. Mūsų nerimas nukreiptas ne tik tai į tai, kad Tarybų sąjunga pripažintų atkurtą Lietuvos Respubliką. Mes tokio pripažinimo laukiame iš visų pasaulio valstybių. O tai mums duoda vilčių to pripažinimo tikėtis, kad didžiosios pasaulio valstybės 50 metų vykdė nepripažinimo politiką. Lietuvos Respublikos įjungimo į Tarybų sąjungą teisėtumo nepripažinimo politiką. Ačiū joms, kad 50 metų jos nepripažino to neteisėto groboniško veiksmo, kad savo bankuose dar išsaugojo Lietuvos Respublikai priklausantį auksą, nors daug kartų Maskva reikalavo jį perduoti Tarybų sąjungai. Tačiau šiandien mes laukiame, kad jų didžiųjų pasaulio valstybių politika ir beveik visų pasaulio valstybių politika šiandien jau konkrečiai pasireikštų, kad jos žengtų mūsų pasitikti, pripažintų atkurtą Lietuvos Respubliką kaip gyvavusios iki 40 metų Respublikos teisių perėmėje. Manyčiau, kad būtent mūsų Lietuvos aukščiausioji taryba pasielgė labai protingai kovo 11 dieną, kad neskelbė nei nepriklausomybės, nei valstybės sukūrimo naujos, o būtent pasiskelbė perėmėje
Lietuvos Respublikos gyvavusios iki 1940 metų. Bet kad kitos pasaulio valstybės pripažintų mūsų Lietuvos Respubliką, dar yra būtina, kad mes įrodytume, kad čia Lietuvos teritorijoje, mūsų tėvų ir protėvių žemėje, ir jos gyventojai pripažįsta aukščiausiąją valdžią, paskelbusią kovo 11 dienos aktus, kad yra paklusni ir vykdo jos įstatymus. Gražų pilietiškumo pavyzdį parodė Lietuvos prokuratūra 1920 metais, kai steigiamasis Seimas nurodė, jog jau yra susikūrusi Lietuvos valstybė. Ir tada dar teisinių požiūrių tikrai tokios savarankiškos nepriklausomos valstybės nebuvo, nes Lietuvos Respublikos konstitucija buvo priimta tik 1922 metais. Taigi nuo 1918 metų vasario 16 dienos nepriklausomybės akto paskelbimo iki nepriklausomos Lietuvos Respublikos konstitucijos priėmimo 1922 metais praėjo 4 metai. Kiek laiko reikės mums iš Tarybų Sąjungos kolonijos peraugti į savarankišką valstybę, į savarankišką respubliką? Manau, kad tikrai ne mažiau negu 4 metus. Dekolonizacijos procesas susitęs, apsispręsti ir būti ištikimais Lietuvos Respublikos piliečiais. Ačiū gerbiamai deputatai. Kalbės Janina Gurskienė, Lietuvos krikščionių demokratų partijos Šilalės skyriaus valdybos pirmininkė. Prašau. Mėly Šilalės žmonės ir svečiai, jau istorijos rato nebegalimas atsukti atgal. Po 50 okupacijos metų mes vėl lietuvių tautą atsitiesėme ir žengėme pirmin. Tai mes turime dėkoti Lietuvos aukščiausios tarybos vadovybei ir bei deputatams, kada buvo įtvirtinti mūsų siekiai. Tai 1990 metais kovo 11 dieną kiekvieno lietuvio širdyje buvo jaučiama šventė. Šita šventė tai mūsų dvasinių, kultūrinių, moralinių bei materialinių gyvenimo atkūrimas. Kaip žinome, šita žemė duota po dangum priklauso tautai, kuri vadinasi Lietuva. Jinai buvo laisva nuo amžius. Ir mes dabar atgavę laisvę į laisvę parašyta šių metų vasario 13 dieną. 50 metų kraupus laikai. Ir kaip tu Lietuvo viską atlaikei, brangi tėvynė, senolių kapai. Mes išsiilgę visi labai, labai. Priespaudą sunkia ant savo pečių, nešė lietuvis krisdams kryžių. O Dieve brangiausias, ar dar toli, tu vienas pasakyti tik tai gali. Krenta, pančiai alsuoja krūtinė, nors mūsų dvasia dar vidutinė, su Dievo pagalba nuversime kalnus. Jau laisvės angelas skleidžia sparnus, šiandien sparnai jau yra suskleidę, jau visas mėnuo greit bus, kaip kvėpuojame laisvų Lietuvos orų. Ir tegul nepakyla ranka drumsti mūsų gyvenimo, mūsų darbo. Tegul žmonės jaučiasi saugiai gatvėse, darbo vietose ir tegul miega naktim. Prezidentė Gorbačiovai, reikia žinoti, Biblijoje parašyta. Lietuvos komunistų partijos Šilalės rajono komiteto pirmasis sekretorius Osvaldas Šarmavičius. Prašau. Aš dar papildysiu gerbiamą Kazimierą Juchnių ir deputatas nuo vakar dienos vakarą. Ačiū. Gerbiami mėly šilališkiai.
Šiandien mes susirinkom čia, kad išreikšti savo požiūrį į tai, kas šiuo metu vyksta mūsų laisva pasiskelbusioje valstybėje. O brangioje mūsų žemėje bandoma žaisti žaidimas pagal 40-ųjų metų scenarijų. Sukurta ne Kaune ir ne Vilniuje. Jo autoriai, pagrindiniai veikėjai ir tada ir dabar nesiveržė į įvykių sūkurį, pelenai buvo žarstomi svetimomis, tamsių arba apgautų mūsų tėvynainių rankomis. Ir tada ir dabar veiksmas vyksta gaudžiant svetimos valstybės šarvuočių ir tankų motorams, bauginant žmonės ultimatumais ir pareiškimais. Per šios 50 metų daug laukinių tautelių sugebėjo civilizuotis, atsikratyti ar kelis metus tupčioti vietoje. Todėl ir remiame ir remsime Lietuvos aukščiausios tarybos sprendimu, norime Lietuvos nepriklausomos. Ačiū. Tarti žodį nori mūsų žemėje, žemaičių žemėje, giliai šaknis įleidęs kitos tautos žmogus, ukrainietis, Vėdarnos vidurinės mokyklos mokytojas, sąjungininkas Nikolajus Ševčenko. Prašau. Brangūs šilaliečiai. Man dabar šiandien kažkaip taip sunku kalbėti, todėl kad aš nebuvau pasiruošusi, tik atvažiavau į mitingą, taip kaip kiekvieną kartą dalyvau kur kokia suolga. Į pirmą kartą teko kalbėti tokiai didelį auditoriją. Teisingai, aš kitatautis, bet aš ne okupantas, aš savanoriu nusprendžiau gyventi Lietuvoje. Negaliu suprasti, ko norėti daugiau tos gyvenimas čia Lietuvoje. Kada aš važiuoju į savo tėviškę, aš aiškinu, kokie įvykiai Lietuvoje. Visi labai įdomauja, ką ten darosi Lietuvoje. Aš aiškinu, bet vis tiek sunku išaiškinti tokį dalyką. Visi iš karto klausimai man duot tokį, lietuviai nemėgst mūsų. Mūsų nemėgsta viskas. Kodėl? Nu, aš aiškinu, kodėl. Ir dabar, kada visi mitinguoja, kad blogai mums, aš vienos tik buvo išgirdau, kad yra toks sąjūdis. Aš iš pirmos dienos palaikiau tą sąjūdį ir noriu padėti, kad būtų Lietuva laisva. Aš labai džiaugiausi, kad Lietuva nuo kovo 11 dienos laisva. Ir kiek turėsiu jėgos, palaikysiu šitą judėjimą ir užstosiu už laisvą Lietuvą. Todėl, kad čia Lietuvoje užaugo mano vaikai ir ne vieną kartą man dar nieks nepasakė, kad aš kitatautis ar dar ką nors blogą žaidžinėjusi, tokio neišgirdau, bet tik išgirdau ir gavau kelis tokių įspėjimų už tą, kad aš už Lietuvos laisvę kovoju, ar kaip pasakyti dar, už tą tik įspėjimą gavau. O už tą, kad aš svetimas čia žmogus, negavau tokių įspėjimų. O įdomu, tik už tą, kad aš už Lietuvą, už laisvą, tak gavau kelis įspėjimų. O tokių dalykų man kažkaip. Nu ir dabar noriu pasveikinti visus lietuvius, kad gavo nepriklausomybę, o iš savo žemiečių aš girdėjau, kad tie padės kiek galės. Ir mes matom labai puikiai, kad Kijeve tokį... Už pasakytas mintis ir už palinkėjimus ir už tą